Hanza lizingo projektas Eismo klasė nekartą yra organizavęs įdomių akcijų, siekiant atkreipti dėmesį į vaikų saugumą gatvėje. Vienas įspūdingiausių įvyko 2007 metais, kai rugsėjo 1-osios proga Vilniaus senamiestyje buvo sukviesti žymūs visuomenės atstovai sudalyvauti akcijoje Atsiklaupk, pažvelk į gatvę vaiko akimis. Žinomi žmonės buvo paprašyti priklaupti ant specialių kilimėlių prie judrios sankryžos ir į gatvę pažvelgti mažųjų piliečių akimis. Tai buvo siekiama parodyti visuomenės dėmesį saugaus eismo klausimams ir kad mažieji piliečiai kitaip mato gatvę. Gausus žiniasklaidos atstovų būrys negalėjo atsidžiaugti intriguojančią fotomedžiagą. Juk nedažnai pamatysi ant šaligatvio patiesto kilimėlio klūpančius garsius visuomenės veikėjus ir politikus. Gatvė atrodo judri ir kartais bauginanti, nes esi mažesnis, o šalia švilpia savim pasitikintis vairuotojai, kurie galbūt ne visada pagalvoja, kad yra už juos dar silpnesnių ir mažesnių. Atsiklaupę suaugusieji savo ūgiu prilygsta mažiems vaikams, kurių regos laukas yra ribotas, o ir klausa mažiau išlavinta. Susisiekimo ministras Algirdas Butkevičius pasidžiaugė, kad pagaliau atkreipiamas dėmesys į Lietuvos visuomeniai aktualias problemas. Kiti projekto dalyviai atėjo su savo mažosiomis atžalomis palaikyti šią originalią idėją. Vaikas mato kitaip, jisai negali žiūrėti iš aukšto ir įvertinti. Ir aš jau sakiau, aš čia atėjau todėl, kad mano sūnus buvo nutrenktas mašinos. Tai aš esu čia todėl, kad aš jaučiu pilietinę pareigą padaryti taip, kad bent jau kitus vaikus apsaugot, nes tuo metu aš kažką ne viską padariau, matyt. Edukacinio projekto Eismo klasė tikslas – praktiškai lavinti moksleivius saugaus eismo klausimais. O Eismo klasė viešųjų ryšių akcija skirta atkreipti suaugusių dėmesį, kaip reikia saugiai elgtis miesto gatvėse. Tik kryptingas ir aktyvus vaikų ir visuomenės švietimas saugaus eismo klausimais padės mažinti aukų skaičių keliuose. Mokyklose turėtų būti daugiau saugaus eismo pamokų. Taip pat ir tėvai turėtų būti aktyviau įtraukiami į savišvietos ir vaikų švietimo procesą. Mes visų pirma kalbame su jom daug, kaip reikia elgtis gatvėje, kad reikia būtinai apsidairyti, kad neišbėgtų visokias situacijas, bandom modeliuoti namuose. Bet ačiū Dievui, kad mums ten mokykla yra visai netoli namų ir nors yra ten 2 gatvelės, bet jos pakankamai ramios ir aš tikiuosi, kad O jūs manot, įpras prie tų ramių gatvių elgtis taip, kad galės galbūt ir didesnėse gatvėse saugiai elgtis? Reikia visą laiką nešiotis apsaugus ir eiti per perėją. Kasmet Eismo klasė aplanko apie 170 mokyklų 7 šalies regionuose. Praktinėse saugaus eismo pamokose sudalyvauja apie 4000 ketvirtokų iš įvairių Lietuvos mokyklų. Eismo klasės projektą Hanza lizingas inicijavo 2005 metais ir tęsia iki šiol.